pulkininko Bahramo palikimas. Klausyk, šeimininkė, mažojo oloj viską padariau. Einu į vidutinėje. Lukterėk, Zelzelia, tu matai, kad aš senas. Greitai visi mano rūmai ir lobiai visai neteks šeimininko. Liūdnoka. Aha, liūdnoka. Nežliumk, aš noriu tau viską palikti. Ar susidorosi? Nežinau. Atskaičiuoti moki? Moku. 1, 2, 3, 4, 17, 20. Taip. O rašyti ar moki? Rašyti nebandžiau. Ir nebandyk. Šeimininkė, aš eisiu. Paliauk. Lipk į viršų, Zelzelia. Išsirink su mano berniūkštį. Išsirinktasis ir bus tavo būsimasis šeimininkas. Prieš daugelį metų mane irgi šitaip pavogė. Eik, Zelzelia, ir be berniūkščio negrįžk. Dėdule, ar jūs vamzdžius tiesėte? Taip, teisingai. Vamzdžius tiesame. Vamzdžius. Oi, kaip įdomu. Ar galima pasižiūrėti? Galite žiūrėti. Eik čia. Taip, taip. Opa! Oi, skauda. Šeimininką parnešiau. Tik kandžiasi. Kągi, nuostabus berniūkštis. Nei storas, nei per plonas. Jūs mane ketinate praryti? Aš ne žmogėdra. Aš esu Bahramas, burtininkas. Ar skaityti rašyti moki? Moku. Kiek bus 5 kart 5? 25. Šeimininkė, tai didelis mokslininkas. 6 kart 6, 36, 7 kart 7, 49. Gana. Tau pasisekė.
paliksiu tave čia visam laikui. Ne, aš nenoriu. Nenoriu. Birike. Kokia gėda. Esi berniukas, o žliumbi kaip mergaitė. Aš ir esu mergaitė. Maža. Ai, Zilzelė. Ką tu padarei? Ai. Lipk į viršų ir pakeisk ją į berniuką. Pakeisk. O kam ją keisti? Ji man patinka. Drąsi. Ir man ji patinka. Moka rašyti ir skaičiuoti moka. Aš noriu pas dėdę ir mamą. Aš būsiu tavo mama, tėtė ir žinoma, senelis. Žinai, o aš būsiu tavo močiutė. Močiutė Zilzilė. Močiutė, senelį, man reikia pamokas ruošti. Asia, kas jis toks? Nesakysiu. Ir nereikia. Žiūrėk. Birike. Stebuklingas padaras. Už nugaros virvė, ant galvos kapykla. Tegul pasirodo man, vai. Birike. Taip jums ir reikia. Prisiminiau, jai reikia žolytės. Birike.
žmogus nori mokytis. O tavęs neklausia. Eik dirbti. Šeimininkė, išleisk. Ai. Ir reikia. Koks kvapas. Oi, bjauri bergiukštė. Aš viską pasiimu su savim ir išeinu į kitą volą. Ir reikia. Neapsigalvosi, pašauk mane. Mama! Nieko nėra. Reikia bėgti. Klausyk, ar tu pabėgai? Aha, pabėgau. Šitai, čia tau, tai karoliai. Ačiū, Zilzilė. Nešiok į sveikatą. Neliesk, čia geologai, iškasenų ieškų, o čia grąžtas. Klausyk, kietas. Taip, aš išsiųsiu laišką. Mieli geologai, perduokit laišką mamai. Čia daug iškasenų, yra aukso, naftos. Prašyk, kad karolių yra. Taip, ir karolių. Aš iš čia pabėgsiu, Maša. Maša, argi ten geriau? Geriau. Anksčiau aš to nesupratau, o dabar aš taip noriu namo ir į mokyklą. Į mokyklą? Aha, pas vaikus. Pas vaikus, taip. Gerai, toks laišką. Zilzilė, laikyk. Laikau, taip. O, viskas. Iškeliavo tavo laiškas. Ačiū. Pasakyk, Zilzilė, ar tu atostogavai? Kas? Na, visi žmonės kartą per metus turi ilsėtis. Po 1 mėnesį. Ar seniai dirbi? 1000 metų dirbu. Oi, vadinasi, tau priklauso 83 metai atostogų. Taip. Viskas. Išeinu atostogų. Aš tau parodysiu atostogų. Štai čia. Norint paversti žmogų akmeniu. Nieko nematau. Maša, prašom perskaityti. Reikia 5 minutės pridėjus akmenį palaikyti ir pasakyti abrakadabra. Bėgam. Atostogauti. Palik. Vienut vieną. Jie mano, jog aš nenoriu saulės pamatyti. Palik ir sugrąžink. Zilzilė, kam užpūtė žibintą? Aplinkui nafta. Ji gali užsidegti. Aš gerai matau tamsoje. Oi, Zilzilė, kas tai? Maša, nebijok, čia aš Zilzilę galvą stuktelėjau. Taip, tamsoje aš matau dar geriau negu šviesoje. Aišku,
Apie ką aš čia šnekėjau? Tu sakei, kad gerai matai. Aš. Matai, čia Bahramo ugninis diržas. Oi, kas tai? Dega naftos ežeras. Grįžkim atgal. Parvykote. Tavo atostogos baigėsi. Zelzelia. Eik dirbti. O tu, Maša, skaityk burtų knygą. Klausyk, šeimininkė, reikia iš čia nešdintis. Ten dega ežeras, mes visi pražusim. Ne, negaliu. Aš privalau saugoti visas šitas brangenybės. Ne, nereikia jų saugoti, dėdė Bahramą ėmė. Kažką niekam nereikalinga. Reikalingas. Tu puikiai pažįsti požemius. Tu būsi požemių mokslų daktaras. Ne. Aš jį nunešiu. Nu kur, nieko nematyti. Paleiskime karvę. Jis suras kelią. Mums mokykloje pasakojo. Šeimininkė, karvė nepraranda. Grąžinkime ją į knygą. Teisingai. Prašom. Reikia. Ei, karvė dingo. Išlys. Ji čia. Maša, kas čia? Čia. Vaikai. Aš jiems ir padovanosiu visus požemių turtus. Silzilė, žiūrėk, kiek čia berniukų. O tu atitempiai, mergaitė. Aš ją patenkintas. Aš džiaugiuosi, kad su ją susipažinau. Ji visų geriausia, mūsų Maša. Mašenka.